Sveiki, sveikučiai. Vis tik, kai galvojau, dvejojau ir nusprendžiau, kad vis dėlto noriu dalintis su jumis to, ką atradau. Matau ir sutinku jau daug žmonių. Kol kas nerealiai, tikrovėje, tik internete. Tačiau jau labai džiugu, kad yra žmonių, kurie galvoja, jaučia, ar bent jau nori kažkaip kitaip gyventi ir jausti. Taigi, apie tuos pabudusius noriu pasakyti šiandien, kodėl pradėti noriu savo dalinimąsi, ką supratau ir atradau apie pabudusius žmonės, kurie, kaip ir aš matyt, kartu su mūsų planeta Gaja jaučiam, kad vyksta dalykai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja mūsų gyvenimus. Ir matyt, visi, kurie galvojat ir svarstot ir jaučiat, kad vis dėlto aš čia vaikštau su šuniuku, tai man reikia karts nuo karto apsisukti. Va, mano šuniukas. Tai va, man reikia karts nuo karto apsisukti. Nu jau. Tai va, ir mes, ir jūs matyt jaučiam, kaip planeta keičiasi, kaip keičiasi energija, vibracijos Žemės planetos. Tai kadangi suprantu, jaučiu ir taip jau atsitiko, taip jau lėmė, kad mano sielai teko patirti didelę transformaciją, kad man teko tiesiog išmokti kažkokių dalykų atrasti kartu su mūsų planeta Žemė. Ir be abejo visi žmonės ir kiekvienas jūsų išgyvenat pokyčius ir tai yra neatsiejama gyvenimo Žemėje dalis. Tik tam tikra dalis žmonių taip ir liks šiame įsikūnijime, matyt nepabudę, nes tiesiog tokia jų yra sielos pasirinkimas, toks jų sielos kelias. Tačiau taip kaip truputėlį negaliu kalbėti, čia yra žmonių daug aplink mane. Tuoj praeisiu aš juos ir galėsim kalbėti toliau. Tai štai. Ir ką aš čia dar noriu jums toliau pasakyti, ogi apie tai, kad žmonės, kaip esu kažkur skaičius ir tikrai sutinku su tą nuomonę, kad tam tikra dalis, kaip žmogus turi karmą, tai tam tikra dalis karmos yra nulemta ir jos neįmanoma pakeisti. Tačiau kitą dalį karmos ar likimo, kaip jį pavadinsi, tikrai galime keisti ir patys spręsti, kuriuo keliu mums toliau eiti. Taigi, dėl to, kad tikiu ir noriu padėti žmonėms ir tikiu, kad tokios informacijos, tokių žinučių perdavimas yra svarbus ir reikšmingas dabar bundančios Žemės energijoje. Nors aš nesu labai kokia kalbėtoja ypatinga ir šiaip beje
visada bijodavau kalbėti žmonėms ir atvirai, tačiau dabar jaučiu, kad mano siela šaukia ir nori dalintis tomis žiniomis, kurias man pavyko atskleisti. Taigi aš dėl to nusprendžiau, kad aš vis tik dalinsiuosi savo šviesa, kurią atradau savyje. Ir labai noriu padėti tiems, kurie taip pat ieško ir nori atverti, atrasti savo šviesą. Va, pažiūrėkit, koks gražus man tas medis. Aš nesuprantu, jisai čia liktai kaip ir klevas, bet va, kokios kekės. Šitų nežinau, kokie čia dalykai, bet man jie, žiauriai čia gražus tas mūsų parkas. Va, matėt kokie grožiai aplinkui. Va, kokias kekės tų. Nu, va. Klevo, ne klevo, čia aš nežinau, žinokit, net koks augalas, bet labai gražus. Labai gražios tos kekytės, va. Oi, palaukit, kažkaip aš čia netaip žiūriu į juos, bet nemoku parodyti, va. Labai įdomiai atrodo jie čia. Nu tai ką, eikim toliau. Apie tą dalinimąsi ir su tais, kurie galbūt irgi ieško ir išgyvena galbūt kažkokius sunkius laikotarpius savo gyvenime. Tai galiu patikinti, kad jei dabar išgyvenat kažkokį sunkų laikotarpį santykiuose su šeimoje ar su tėvais, su sutuoktiniais ar darbe, ar bet kokioje sferoje, tai yra visiškai normalu. Ir dabar, kai planetoje vyksta didžiuliai pokyčiai, jei jau kalbėt atvirai, tai manau, kad jeigu žiūrėjot ant šito mano filmuko, tai kažką esate jau tikrai apie tai girdėję, apie vibracijas, apie energiją, Šumano rezonansą. Ir kad vyksta pokyčiai planetoje. Nes kaip ir viskas pasaulyje vyksta ciklais, taip ir su mumis, ir su žmonių gyvenimais. Va, kokia čia graži vietelė man. Nu, gerai, aš dabar gal čia pabandysiu pabaigti savo šitą žinutę jums pasakyti. Ir taigi, jeigu jūs kažkaip tai pergyvenat dėl kažko labai ir kažkas nesiseka ir kažkur labai yra sunku, tai verta žinoti ir tikėti, kad yra išeitis ir kad jeigu mes patys nuspręsim keisti tą situaciją, kurioje esame atsidūrę, tai ji tikrai pasikeis. Ir be jokios abejonės tai nesitiks per dieną, dvi ar savaitę, nors dabar energijos keičiasi labai greitai ir keičiasi situacijos ir dalykai vyksta Žemėje greičiau negu anksčiau, kad būdavo, jei kažkokį veiksmą atlikai, tai kai sakant, karma pareidavo stipriai vėliau. Tai dabar viskas vyksta greičiau. Tai yra gera žinia tiems, kas nori keisti ir keistis. Tai štai. Ką čia dar jums pasakyti dabar? Žodžiu, aš esu atvira ir jei turite kažkokių klausimų, be abejo visada rašykite, bandysiu jums atsakyti iš savo patirties, tai ką sužinojau, ką perskaičiau iš kitų mokytojų, ką išmokau. Ir būtinai pasidalinsiu su jumis, nes jaučiu, kad nesidalinti jau nebegaliu. Ir jeigu bent vienam žmogui mano žinutės padės, aš būsiu labai laiminga. Ir tikiu, kad tikrai padės. Tuo kartu su jumis atsisveikinu ir lauksiu kitų susitikimų. Apkabinu visus. Iki.